Esu prie naujos Simpelteis. Alkakalniaus. Kažkaip tikslus buvau nuvažiuoti į senos Simpelteis. Piliakalnis pažiūrėti. Bet galvoju, pro šalį važiuojant, reikia apžiūrėti ir ten Alkos kalną. Dabar po Alkos kalną nesižvalgysiam. Esam iškoti mitologiniaus akmens, katras vadinas daubos arba laumės kūlis. Kelį juokį nėra, tai bandysiu eit laukas. Manau, kad nepaklysiam. O, sternas. Kai skaičiau komentarus, ten akmenį sunkia rasti. Bet kadangi aš iš palydovų šiek tiek apsižiūrėjau, tai nemanau, kad bus sudėtinga. Tas daubos akmuo rondas kažkur ten kampi va, daubo. Tik tai bloga, kad užarta derva čia ir nežinau. Čia gal liet per anon, kad nesupyktų kas. Saka sudėtinga rasti. Nebėški. Bet jūs tik pažiūrėk, koks anų dydis yra. Oho. Akmuo daubos kūlis. Ir pasakau, kad sutemus, jeigu prie nuo pabūsit labą tylę, tai gali pamatyti, kaip ant akmens šuok velne, arba kaip šlautas ir raganas. O buvo čia dar buvo praminti nuo akmenį laumis kūlis, nes prie nuo vaidendavos laumis. Ir dar kiek pasakoju, kad ant anos buvo pastatyta pirtis. Aš nežinau, koks keras laumis nuo raganų, bet akmuo tai tikrai įspūdingas. Esu prie naujos Simpelties alkakalnį. Bandysiam vienon palėpti, pažiūrėti. Trumpą nubėkiam, apžiūrėkiam, laiką negaiškiam. Ant kalną pastatyta koplyčėlė. Nežinau, dėl ko tokios vietos buvo mada statyti koplyčias. Kryžius. Aišku, reikia naikinti tikėjimą baltišką arba pagonišką. Ana ganėtinai seniai pastatyta. 1924 metas. Žiūrėkim per longus. Sauliuka graži, pušinė. Alturėlis. Koplyčėlis. Vėl koplyčėlis. Kon mata? Aika. Kon mata? Čia va yra senosios Simpelties piliakalnis. Uns man labai patinks to, kad aš prieš kokį 15 ar 20 metų pirmą kartą iš Plungės atvažiavau su dviračiu. O iš Plungės iki senos Simpelties yra 50 km. Ir negana dar to, kad apie viršų teka grįžti dar ir Plungį vėl 50 km. Oho, buvo sunkia, bet buvo laimingas. Beins teisė prieš manim, bet jenu mes nesam, niek ypatinga nėra. Tas kalnas vadinas Marijos kalneliu ar kažkas tokį. O kad ten kažkur miškus. Karių kalnas vadinas. O gal vis dėlto pabandykiam net paveizėti. Ką, jeigu jau atvažiuojam, tai ir nuėkiam. O, brolyti. Toks biški tiltėlis. Tu ką paika, perėjau aš kap. Gerk vandenėlį, gerk. Biški nekal pasitikėjom tas tiltėlis.
Viskas Lingūnas, bet perėti gal. Pirmasis Piliakalnis Karo kalnas, įrengtas Šventosios kairiajam krante esančiame aukštumos kyšulė, aikštelė trikampį pilga, žodžiu, išmatavim neskaitykiam, prieš aikštelį trapecinį orientuota kryptimi Karo kalnas. Tai gal visai netas, sumaišiau gal. Čia šitas antras Piliakalnis, Marijos kalnelis, įrengtas Juodupių ir Bevardžių upelių santakoje, esančiame kraštu. Įsikabaruokiam, nors sakau, esu buvęs, niek ypatinga nebuvo čia. Nors kodėl ne, žiūrėk, koks akmenėlis. Matos kažkokį kapeilį akmenų. Gal kokius gynybinis seinas, liku čia. Čia va tolumo, kur buvom, Alkos kalnas matos. Nežinau, kodėl aš kažką visą laiką bijau tos aukštos įtamps laidų. O akmau rondas, vat lygia beveik puto užtolpų. Čia kažkoks žinys, gerda žalti. Akmens turėtų būti šaltinėlis. O, kairi vandens. Yra vandens. Gal apsipraust. Su mašinu sprendžiu nevažiuoti. Galvoju, gal geriau pasivakščiuoti. Aš pradžioje turbūt apsirikau pasakys, kad ten tas kits Piliakalnis į karių. Pasirodo, į Karo kalnas. Tai ten ir nuėsiam. Vat ten jau yra Latvijai. Vat tu pusė Latvijai. Visai pripat Latvijai seinas. Dėmesio, teritorija užkrėsta afrikinių kiaulių maru. Dabar galvoju, ne bet. Mesgi ne kiaulius. Aš pasirinkau vėt piškom, kažkas važiuojant su mašin. Nu, vėt pirmieji aikamėsiau ir apžiūrėsiau. A ne? Visiems žmonėms patinka Piliakalne. A ne, kažkokie ypatingi yra. Tikriausiai ypatingi yra. Aš maunu, kaip 100 kartų čia buvęs. Kad čia. Atvažiuojant šeimą ir net nemok pabūti miški tylę. Turbūt išvažiavo iš didmiesčiaus. Šūkom ant visą mišką. Siaubas. Čia ir tas Karo kalnas, Piliakalnis. Ten pakalnė šiek tiek prasišveita, atrodo upė Šventoji. Nenoriu su visą gaują žmonių, nusprendžiau pasukti mišką. Ir aš kai atsimenu, ten buvo tokį įdomų pylimą supelti. Jeigu rasim, mes apžiūrėsim. Čia matos kalnas, ne pirštą fokusuok, matos kalnas, o ten matos pylėms. Man labai įdomu, kas ten buvo iš tikrųjų? Ar gyvenvietė kokį tvirtint? Ar kits Piliakalnis? Piliakalnis, bet ten dabar vakščio žmonės, tai va, ten kažkurien. Palauksim, kol išės ir paskui mes nuėsim. Čia tas kalnas. Kažkaip su manai akmenys.
Iš akmenų ir užpilti žemėm. Čia štava. Gal čia kokia senoji užtvara buvo gynybinė. O dabar galėjom grįžti ir pavakščioti tų pat Piliakalnį. Dabar aišku kuojais. Mes čia bišk pastrigom su merga. Nu, aik aš tikrai tų šabakštynus nes. Čia kur nors. Labai toks apžėlsa vietėmis ir sunkiai vakščiuoti. Viens pylams. O čia kur dabar laipsu su aika. Dar viens, nes į du pylimą didžiausių lonka formas. Iš palidovų prasišveit. Nežinau, kaip privardinti, gal priešpėlis arba gyvenvietė tokia yra. Matus, kad buvus kažkokia turtainiška teritorija, labai didelė. Ir bandau ją tik į galą pažiūrėti, bet kiek suprantu, man čia sunkiai sekas, ne kiek suprantu, man čia sunkiai sekas. Kažkaip sunkiai ėti. Ir nežinau, kur tas galas, kur tas priekis. Eika, tik prapačia. Eika, palauk. Norėtus kažką daugiau pamatyti. Be eglynų. Čia nieko nėra. Teo, eiku. Toliau pakalnį, tai kažkur kitus vietas ir bauta, kiek suprant gyvenvietę. Koks akmuo įdomus. Čia pirmas pylėms ir yra nuo pabaigo. Koks akmuo. Oho. Pilna akmenų. Svarbiausia, kuis nesisuktai, kad tik čia. Vienoj gerą kelią. Užteks pavargau ir aš. Čia prame, tylė, viskas. Visą pakruojant, aš nežinau, čia žmonės specialiai išdėjo. Bet tokių akmenų privaryta. Toks takėlis šitą nusileidimą, va. Pavojinga. Niek ypatinga. Bet vienas į gyvenimą, ko ne. O, koks kalnas. Nieko čia neskaitysim labai smarkiai daug, bet vat ištyrinėjimų į Pilties Piliakalnių pylimų pjūvis va. Koks buvo. Lėktuvinį Pilties Piliakalnių nuotrauka aplink pylimas pylimo viršuje. Neaišku, kas pilies vidus. Kairė vartų vieta ir kelias. Į Pilties Piliakalnių tyrinėjimų vadovas generolas Negevičius stovi viduryje pasirėmęs lazda. 1261 metais į piltį puolė Livonijos magistras Verneris ir pilį sudegino. Ant tos piliais gyvena žmonės. Šis tokias arklės turbūt čuk parjuodavo. Ani jo. Čia varta buvo. Tu veito.
iš išorės atrodo kaip kalnas. Į vidų ateis, vidų tokį daubą. Ir tas piliakalnis vadinams Bliūdkalnis. Ir toks pat panašus yra netoli Kretingos Negarbos. Tradiciškai apėsiam piliakalnį anu pylim. Kadangi ne pirmą kartą čia atvažiavau, tai ne pirmą kartą ir apėkiam. Įdomi matyti savo šešėlį. Man įdomu, kodėl tas raus toks griuvis ir visą pylim. Čia gal kokį seiną buvo gynybinį. Gal aš klystu, bet va to daubė lyg tai buvo skaitis, kad buvo kažkoks tai ar tunelis, ar tai varta, ar tai atsarginis kažkoks išėjėms ir žodžiu. Gražu. Į požymę būtų įdomiai įleisti. Arba įmesti telefoną. Nupeivu, kur lengviausia užpolti, pats aukščiausias pyliams. Erškėčių paukščiai. Man atrodo, kad šitą vietą ir botai archeologą prasikasė tam pylimą. Žodžiu, galbūt tam kartu vertėk, pradėjai temti, reiks važiuoti pabėškį namų, pradėjai saulėlį lėstis. Nu kon, iki kitų kartų, susimatysim.